Lengvai ir greitai pagaminami, saldus ir kokosiniai. Tokie šios dienos sausainiukai puikiai tinkantis prie kavos, nesvarbu, ar tai online popiežiaus laidotuvės, ar tai atvelykis visoms progoms. Reikės tik 3 produktų, jei neskaitysim žiupsnelio druskos, kokosas, kiaušinių baltymai ir cukraus pudra. Atskiriu kiaušinio trynius nuo baltymų, mums reikės tik tai baltymų ir puiku, kad yra kažkokie mažiukai indeliai, galima sudėti tos trynius, uždengti ir paskui sunaudoti. Dedu žiupsnelį druskos ir plaksiu 2 greičių plakikliu. 2 greičių plakiklis greitai išplaka, ypač greitai išplaka kiaušinių baltymus ir grietinėlę. O dabar truputėlį keli pasukimai ir matom, kai jau kiaušinių baltymai pradeda baltėti, viskas. Plakti pakaks. Cukraus pudrą pasisveriau, kaip visada, kiek ko reikės, ieškokit prie filmuko aprašyme. Supilu pusę cukraus pudros ir truputėlį pasuku, truputėlį, kad jinai aptirptų ir mūsų jau kiaušinių baltymai pradėtų dar labiau baltėti. Tada supilu likusią dalį. Iš viso plakimui užtrunka kokią minutę, maksimum pusantros. Jeigu pasidaro jau labai sunku sukti, persijunkit, štai taip rankenėlę persukit ant to greičio, kuris yra lėtesnis. Ir kai vėl pasidaro lengva sukti, persukit ant to greitesniojo greičio, nes taip išsiplaka greičiau. Ir kągi, kai mūsų jau gaunasi masė štai tokia, jinai taip ne visai nutysta nuo kojelių, paimu ir supilu kokoso drožlės. Kai supilu kokoso drožlės, jau nebeplaku plakikliu, bet tiesiog lengvai išmaišau silikoninę mentelę, nes mums reikia, kad tie baltymai, tie burbuliukai nesusproginėtų, kad ta masė tik tais išsimaišytų, jau čia nieko nereikia plakti, tiesiog lengvai, lėtai persukam kelis kartus silikoninę mentelę, gerai iš visų kraštelių, kad gerai apsimaišytų ir viskas, jau turim mūsų sausainių masę. Paimam skardą, įdedam į ją kepimo popieriaus ir suformuojam tokius blinukus. Tiesiog dedu šaukštą ir nuvalau silikoninę mentelę, darau tokius blinukus. Sudedam, išvalom indelį ir kepsim. Įsikaitinam orkaitę 180 laipsnių temperatūroje, maždaug 13-15 minučių. Kai sausainiukai iškepa, leidžiu jiems pravėsti kokias 5 ar 10 minučių skardoje ir tada ištraukiu kepimo popierių ir peiliu juos perkeliu ant grotelių, kad jie atvėstų ir kad apačios apdžiūtų, jie gaunasi tokie lengvučiai, purus ir tikrai pats tas prie kavos. Tai skanaus kepantiems, o kas norės įsigyti Tupperware gaminių, jų dar gaunu po truputį, tai jeigu norėsit, rašykit, iki susirašymų, iki mielų apkabinų. Ačiū.